Birželio 10 dieną į Vilniuje surengta 6-ąją 70-osiams didžiųjų trėmimų bei 100-osiams Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mirties metinėms paminėti skirtą senjorų dainų šventę, mes vėl kartu išvyko ir Kelmės senjorai. Apjungęs Kelmės senjorų klubo, Artimi ir Kražių pagyvenusių žmonių ansamblio Pabūkime kartu kolektyvus pasiruošėm šitai šventai, tai buvo privalomas repertuaras ir važiuojam atstovauti rajoną. Senjorių įstatai davė galimybę, kad mums būti bendruomenė. Ir dabar mūsų narių jau yra 87 net. Kaip signataras Antanas Račas mūsų pasakė, mūsų tiesioginis įkvėpėjas tos bendruomenės, sako, mes turime neimti, bet duoti savo ir kitiems. Šventyje dalyvavo 28 šalies saviveiklos kolektyvai.